Gyvenimas mano, akimirka pralekianti valandėlė. Gyvenimas mano, slystanti man iš rankų ir dingstanti viena diena. Gyvenimas mano, viena diena. Gyvenimas mano. O mano Dieve, žinai, kad tave mylėti šioj žemėj teturiu tik dieną šią. O mano Dieve, žinai, kad tave mylėti šioj žemėj teturiu tik dieną šią. Myliu tave, Jėzau, tavęs trokšta siela mana. Tik vienintelė šitą dieną būki mano švelni atrama. Ateik viešpatauti mano širdį, apdovanok šypseną tik dieną šią. Ir staiga pamačiau aš tą jos sarkofagą ir nebegalėjau nei pasakyti, nei žodžių, nes tikrai labai susijaudinau. Iš tikrųjų 2 metai ruoštasi. Ir toks jausmas atvažiavai. Nes tas jos mažumas ir tas jos gerumas pasiekti visus tuos, kurie negali jos pasiekti, kurie negali nuvažiuoti jos aplankytos gražiosios bazilikos Lizyje, kurie negali aplankyti vienuolyno, kuris tikrai virtęs labai gražiu muziejumi, kuris tikrai labai daug gali pasakyti apie jos gyvenimą ir apie jos visą tai, ko jį mokė. Jinai pasiekė visus mažutėlius, nes jinai yra mažutėlių šventoji. Aš jums atsiųsiu rožių lietų iš dangaus, iš beribio dangaus. Džiaugsmuose ir skausmuose lydėsiu ir parodysiu kelius link jo šviesos. Aš jums atsiųsiu rožių
subirėjo mano įvaizdis apie bažnyčią, kad bažnyčia tai yra 6 valandą mišios, 7 valandą 10 minučių raktas spinoj, užsirakinam ir einam namo. Nepasirodo. Atvažiavo relikvijos, atsidarė bažnyčia ir nebeužsidaro. Ir dieną, ir naktį. Ir žmonės eina naktį, ir meldžiasi kažkodėl naktį, ir kunigai stavoja naktį išbūti, ir turi ką veikti, ir gieda, ir nuovargio nėra. Bažnyčios mano